Sveiki, šiandien dar su jumis nesisveikinu, sveiki atvykę į mano 8-ąjį vlogmą. 8-ąjį ir dar 9-ąjį arba net 10-ąjį, nežinau, tikriausiai darysiu šitą vlogmą iš viso savaitgalio dienų, nes truputėlį pasikeitė planai, jog vis tiek žiauriai šiaip išvargina tas dalykas, kai tu turi kiekvieną dieną kelti videkus. Tai norisi biškį irgi pailsėti man jau nuo tų editinimų. Todėl nusprendžiau, jog leisiu šitą savaitgalį savo truputėlį pailsėti. Jau visai plaukai baigia nusiplauti, jau grina blondinka, žodžiu, liksiu. Sunkus rytas toks, nežinau, visą tokia aptingus, nors atrodo įsimegau, bet galbūt ta technika visą savaitę galbūt mane ir čia išvargino. Tai šiandien nieko neveiksiu, tiesiog tinginiausiu, tai šiandien nieko daug ir nepafilmuosiu. Gal rytoj susijimsiu kažką, parodysiu, kažką veiksiu, gal kažkur varysiu, nežinau, šiandien tai tiesiog eisiu galbūt truputėlį į lauką, išsinešiu šiukšlės, eisiu iki parduotuvės ir daugiau jaučiu žiesiu kokius podcastus arba filmus, nežinau, tiesiog šiandien tokia dužus dieną, galvą bent jau įsiploviau. Valgyt nereikia nieko daryti, turiu, tai eisiu dar pavalgyt. Tai atsigulčiau, žinokit, į lovą ir užmigčiau. Tai iš tikrųjų labai fainas kremukas, labai skaniai kvepia iš šiandienos kalendoriaus. Tai tikrai džiaugiuosi. Įdomu, kas bus rytoj truputėlį didesnė dienelė. Tai šiaip iš tikrųjų nebedaug liko, 2 savaitės, dieve, tas laikas skrieja taip greitai, ta prasme, 2 savaitės, aš jau dar čia persižiūrėjau tą savo sąrašą, truputėlį pasiredagavau, ką dar jums nufilmuoti. Na, bet ir gerai, noriu, kad greičiau tas laikas praeitų, iš tikrųjų, kad greičiau varyt dirbti ir turėti pinigų užsidirbti ir kad viskas būtų gerai. Tai nes šiaip iš tikrųjų sėdėti be darbo yra sunkus dalykas, nes turi turėti šaltinį, kuris tau suteiktų finansinę padėtį. Ir aišku, nebus jog suteiks tau ten milijonus, milijardus, kad tu tiesiog savo gražiai gyventum ir laimingai, tiesiog turi labai daug viskas skaičiuotis ir susidėlioti prioritetus, kas kaip tau svarbiausia. Na, žodžiu, šiandien man galvos skausmas, aš net nenoriu apie nieką galvoti iš tikrųjų, nes kai tu pagalvoji apie ateitį, apie planus, apie viskas, kas bus ir ką dar tu turi nuveikti, ką tu turi padaryti, tai tiesiog galvos sprogso, tai šiandien aš nenoriu apie nieką galvoti. Šiandien noriu pailsėti, tiesiog nuo visko. Jo, bet reiktų tikriausiai išeiti truputėlį lauką, nes, sakau, tokia mieguista iš vis jaučiuos. Tai rytoj irgi, jeigu nebus su kuo išeiti, tai galbūt vieną eisiu pasivaikščioti. Tai jo, bus ilgas toks blogelis. Bet ir gerai, manau, jums ilgesni tikrai labiau patinka. Tai truputėlį įmaišysiu, aišku, tų kalėdinių, kaip ir dabar darau. Bet truputėlį ir vlogiukų įdėsiu. Tai galbūt rytoj dar vienas iš planelių, tai varysiu įsikepti sausainiukų. Tai galbūt ir teks iki kokio Lidlo paeiti, nes mačiau yra tešlai akcija. Taip ir gyvenam, žodžiu, šiandien tinginiaujam, miegam ir, nežinau, kažką veikiam. Žodžiu, apsirėdėjau biškį, einu šiukšlės išnešiu. Einam su draugai Keibės nusipirkti skanėstų ir eisim šiandien pagaliau užbaigti savo pradėtą serialą.
Tai jau neapsirengiau labai šiltai, tiesiog paprastai truputėlį biškį apsimuturiau ir keliauju. Tiesą sakant, rytoj vyks namo apžiūra. Staigmena, mes prarandam namą. Viską išsiaiškinsim kartu. Parašei nuostabią knygą. Manau, kad Suzana norėtų, jog pasidarytum ją su pasauliu. Konradas gal ir klausė manęs vienu metu, bet nemanau, kad jam rūpi, ką manau. Na tai sveiki, labas rytas, sakau, reikia su jumis pakalbėti, kol mano kiaušinukai verda. Išsimiegojau iki pietų, atsikėliau be 11:01. Oi, tai vakar, žinokit, užbaigiau žiūrėti savo serialą, mūsų serialą, nežinau. Tai vis dėlto ta panykė liko su tuo, kur aš norėjau. Tai dar kartą, jeigu dar nepažiūrėjai to serialo, tai bėk jį pažiūrėk. Tada tiesiog žiauriai daug valandų kalbėjomės su drauge, buvom, bendravom. Tokia terapija pasidarėm, nežinau, buvom į lauką išėjusios trumpam. Pasivaikščiot gryno oro įkvėpti. Tai žiauriai geras buvo oras. Nu, žodžiu. Fainai praleidom laiką iš tikrųjų, tai šiandien norėčiau irgi išeiti pasivaikščioti į lauką, bet dieną. Tai nežinau, ar eisiu su to pačia draugė, ar eisiu vieną. Valgysiu ir eisiu pakuoti kalendorių. Ir tada nežinau, ką veiksiu. Reikia dar man sustrumpinti 7 vlogmo videkėlį, nes vakar jau tiesiog nebenorėjau jau sėdėti prie jokių videkų, prie nieko. Tiesiog jau buvo įskėlęs videkas, pasidariau thumbnailą ir viskas. Ir sakiau, šiandien nekelsiu. Tai va, šiandien reiks eit pasidaryti, bet šiandien tos dienos vėl nieko nebus. Nes atsikėliau realiai, vos ne visą dieną pramegau, tai eisiu. Tikriausiai vaikinui paskambinti. Arba įsijungti Simpsonus. Nu tai ką, atėjo laikas kalendoriui. Ai, žodžiu, vėl jūs nematysite, nes 9 diena yra čia. Nu, pabandysiu gal. Kaip čia gausis. Vau, kasgi čia? Ponios kažkas. O dieve, nu. Žiauriai daug, kuriuose produktuose nėra lietuviškai. Žodžiu. Tipo vonios. Aliejus gal taip? Bet toks sveikuoliškas, nėra jokio kvapo. Nu nežinau, kas čia per dovanėlės artėja. Įdomiai šiaip. Pradžiai tai taip dar normaliai, tai kad čia labiau, nežinau, tokia dabar čia šiandien tokia nelabai kažkokia man gal tinkanti, ar labai maloni. Įsivaizdavau, kad geriau kažkas bus. Aš šiaip įsivaizdavau, kad biški daugiau kosmetikos bus, nebent paskutinėse dienuose bus daugiau kosmetikos. Nes žinau, kad dar kažkur turi būti highlighteris. Tai jo vakar buvo kremukas, bet irgi tų kremukų, nu ką žinau, tokia dovana nežinau. Aišku, tų kremukų niekada nebus per daug, bet šito dalyko tai jaučiu net nepanaudosiu. Net nežinau, net nėra skanaus kvapo iš tikrųjų. Tai va tokia dovanėlė. Nežinau, labai laikas spaudžia, labai greitai laikas eina. Tai reikia eiti man susėdėtinti, noriu dar biškį parelaksinti, užsidėti kaukę ir truputėlį pasportuoti arba pamedituoti. Tai nežinau, ar čia bus dabar, ar čia bus vėliau, nes dar eisiu į lauką pasivaikščioti. Tai šiandien tokia veiksmo gal daugiau diena. Tai susitvarkiau truputėlį namus, apsišlavinėjau, įsiplau indus. Tai nežinau, ir kas man čia užėjo, bet jau tikriausiai reikėjo, tai vat. Viskas, baigiu pliurp, nes šitas vlogas taip ir gausius jau visą laiką prašnekėjau. Tai varau editint ir varau kažką veikti.
žalias mūsų ledukas. Bet vis tiek baisu vaikščioti. Va čia kažkas įsmyga. Galite atvažiuoti Radviliškį su pačiūžom pavažinėti, vat. Jau ledas užšalęs. Ir balandžius. Galiu paimti abu? Tik abu. Žinai ką? Vieną pasilik savo, o kitą padovanok brangiam žmogui. Balandžiai draugystės ir meilės simbolis. Kol turėsite balandžius, būsite draugai. Nežinau, noriu truputėlį padiskutuoti apie šiandienos dovanėlę. Tai iš tikrųjų nežinau, aš iš tikrųjų tikėjausi truputėlį geresnio to kalendoriaus. Bet žodžiu, gal dar bus kažko gero, nes šiaip aš kai žiūrėjau, tipo maždaug kas bus, tai kažkaip buvo daugiau tos kosmetikos. O dabar kažkaip daugiau kažkokio šudeliukų visokių žirklutės. Nu, tipo, nėra blogas daiktas, bet tiesiog manau, kad jo gal tokia ir vertė būtų 3 eurų, nežinau, nu tikrai nedaugiau. Nu gal maks kokį 50, bet žodžiu, jeigu kitais metais pirksiu kalendorių, tai tikrai pirksiu brangesnį, kur tikrai matysiu, jog bus verta pirkti. Tipo ten iš normalios kosmetikos, ar ten tai iš kokiu nors, nežinau, grinai skincare, ar dar kokiu nors, nežinau, bet žodžiu. Aš ir šiaip realiai pakankamai turiu daug skincare ir man užtenka. Ir dabar čia toks skincare ir žodžiu. Bet žodžiu, aš sugalvoju padarysiu review kokią 19 dieną prieš išvažiuojant, žodžiu, visus išpakuosiu iki galo. Tai 19 dieną pamatysite visus, verta ar ne. Tai dar yra dienų, kurios gali pateisinti viską. Tai tikiuosi pateisins, nes dabar kol kas tai esu truputėlį nusivylusi. Ir buvo gal tik kokios 2 dovanos, kurios man patiko. Nu, kurios tikrai patiko ir kurios tikrai buvo vertos atplėšti tą dienelę nežinomybės. Nežinau, atrodo įdėjau elementus gerus, bet gal pačios lemputės jau yra senos.
ir nebešviečia taip gerai. Nes šviesa tikrai ryškiau. Bet jos ir pačios šiaip tokios jau matos senovinės. Jas aš jas gal pirkau prieš kokius 5 metus, žinokit. Bet šiaip sakau, reikia užsidėti. Vis tiek gal gražiau atrodo. Truputėlį puošinėjusi kambarį. Nežinau, eisiu dar pasižiūrėti. Turiu dar kažkokių senų lempučių. Tai galbūt dar anam kambarį uždėsiu. Tai tikriausiai bus mėlynos. Tai eisiu patikrinti ir žiūrėsiu, kaip čia bus. Vilko antklodę ant savęs. Tai yra, jam pasakysi, einam į mišką, jisai sakyt, ha, kur tu mišką matai? Žiūrovui juokinga reiškia, jisai visą laiką traukdavo ant savęs, kad jisai soluodavo, jis kitaip negalėjo, tai yra normalu, su jo super talentais ir taip toliau, jisai visada rasdavo žodį, žiūrovai žvengdavo iki nukritimo, bet mes negalėdavom kurti bendros istorijos, nes ten reikia nusinulinti. Nu tai sveiki grįžę, ką dar veikiau po papuošimų visokių, tai daug valgiau ir žinot, ką veikiau dar? Žaidžiau su savo vaikinu laiveliais. Aš laimėjau. Žaidėm 3 kartus. Tai pirmą kartą Julius laimėjo, o paskui 2 aš. Ir nesvarbu, ką jisai sakys, vis tiek aš laimėjau, nes antrame raunde jis pamiršo nupiešti vieną laivelį, tai aš suskaičiau savo tašką. Tai nežinau, aš laimėjau. Tai žodžiu, jau senai planavome pažaisti, tai va šiandien gavosi, tai labai fainai. Pažaidėm, pasijuokėm, pasipykom, visaip gavosi. Viskas, atėjau su jumis atsisveikinti šitam vlogumui ilgam. Daug ką nuveikiau, iš tikrųjų gan palyginus, bet daugiau laiko galbūt praleidau namuose, pailsėjau, šiaip nežinau ar pailsėjau. Dar reiks nuspręsti, ką filmuoti. Nes tikriausiai pasikeitė viskas. Jo.
Nu jo, kažką sugalvosiu žodžiu, bet jau laikas senka ir mažėja. Ir iš tikrųjų labai greitai laikas bėga. Negaliu patikėti, kad tiek nebedaug liko. Tai dar pabandysiu jums ką nors nufilmuoti. Galbūt rytoj tiesiog bus video iš vienos dienos. Tai žiūrėsiu, gal vėl per kitą savaitę pavyks kelti kiekvieną dieną, jei nepavyks, įkelsiu iš kelių dienų, nes iš tikrųjų tai per šią savaitę, nu jo, nes dar nepasibaigė, tai truputėlį pavargau, kai kiekvieną dieną reikia editinti ir dirbti, ir dar kai atsikeliu ant pietų, tai labai greitai diena praeina. Dėl to noriu pradėti keltis truputėlį anksčiau ir pratintis keltis anksčiau, nes kai išvažiuosiu į užsienį dirbti, tai reiks keltis labai anksti. Tai vat. Ačiū labai, kad buvot šitą visą savaitgaliuką su manim. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jums patiko, nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Labai ačiū, kad jūs taip sparčiai augate. Tai šiaip naujokai, kas dar manęs gerai nepažįstat ir esate nauji mano kanale, tai galite mane pasiekti Instagrame ir TikTok'e. Ačiū labai, kad esat, ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkame kitame mano video. Iki.